Labą dieną. Šios pamokos tema – žmonijos turtas. Kalbėsime apie iškiliausius pasaulio žmones, apie talentingus žmones. Kiekviena tauta turi žmonių, pripažintų pasaulyje dėl jų nepaprasto talento, padarytų atradimų, sukurtų meno kūrinių. Albertas Einšteinas, vokiečių fizikas, kuris sukūrė teoriją, kuri pakeitė požiūrį į visatą. Čarlzas Robertas Darvinas, anglų gamtininkas, paaiškino, kaip atsiranda augalų bei gyvūnų rūšys ir kaip jos kinta prisitaikydamos prie aplinkos sąlygų. Leonardas da Vinčis, italų dailininkas ir mokslininkas, kūrė nuostabius žmogaus grožį aukštinančius meno kūrinius, projektavo pilis, ginklus, skraidymo aparatus, mašinas, tyrinėjo žmogaus kūną, braižė žemėlapius. Viljamas Šekspyras, anglų dramaturgas ir poetas, įtikinamai parodė, koks sudėtingas gali būti vidinis žmogaus pasaulis. Jo kūryba jaudino visus, ir vargšus, ir turtingus. Vincentas van Gogas, olandų dailininkas, įspūdingai vaizdavo įprastus gamtovaizdžius ir daiktus. Sodriomis spalvomis ir energingais potėpiais įsitaigiai perteikė jausmus, kuriuos jam kėlė tapomi vaizdai. Johanas Sebastianas Bachas, vokiečių kompozitoriaus ir vargonininko kūryba keria didingumu, sudėtingais melodijų raštais, gebėjimo atskleisti žmogaus lūkesčius ir išgyvenimus. Nobelio premija, kasmetinė premija, skiriama žmonėms ar organizacijoms už svarbius pasiekimus tam tikro mokslo srityje arba už ypač svarbę visuomeninę veiklą. Premija sukurta gerbiant švedų pramonininko ir išradėjo Alfredo Nobelio išradusio dinamitą valią. Premijos teikiamos kiekvienų metų gruodžio 10 dieną, Nobelio mirties dieną. Kviečiu pasitikrinti žinias, ką žinote apie iškiliausius pasaulio žmones. Taisyklės, kurių laikysimės. Kelionės metu būkite atidūs ir draugiški. Kol galvosit, pelytės ilsėsis čia. Sėkmės. Albertas Einšteinas buvo fizikas. Koks gamtininkas paaiškino, kaip atsiranda augalų bei gyvūnų rūšys ir kaip jos kinta prisitaikydamos prie aplinkos. Čarlzas Robertas Darvinas. Leonardas da Vinčis buvo dailininkas ir mokslininkas. Kuris dailininkas įspūdingai vaizdavo įprastus gamtovaizdžius ir daiktus? Vincentas van Gogas, kurio dramaturgo ir poeto kūryba jaudino ne tik vargšus, bet ir turtinguosius. Viljamo Šekspyro. Kokia kasmetinė premija skiriama žmonėms ar organizacijoms už svarbius pasiekimus tam tikro mokslo srityje arba už ypač svarbią visuomeninę veiklą? Nobelio premija. Kokią dieną Nobelio premija teikiama kiekvienais metais? Gruodžio 10 dieną, Nobelio mirties dieną. Įsižiūrėk, gal atpažinsi ir parodysi tuos žmones, apie kuriuos kalbėjome šią pamoką.
ar galėtum papasakoti apie iškiliausius pasaulio žmones? Žinau ir galėčiau papasakoti. Buvo nelengva atsakyti klausimus. Reikėtų dar pagilinti žinias. Mažai įsiminiau. Prireikė pagalbos. Linkiu sėkmės.